Sveiki atvykę į Matematikos guru kanalą. Čia mokomės matematikos kartu su Emilija ir Tomu. Šiame video nagrinėsime, kas yra koordinatės. Susipažinsime su koordinačių plokštuma, abscise ir ordinate. Koordinačių plokštuma tai dviejų skaičių tiesių OX ir OY susikertančių taške O sudaryta plokštuma. Taškas O tai koordinačių plokštumos pradžios taškas. OX ir OY tai koordinačių plokštumos ašis. Čia matote, kaip atrodo koordinačių plokštuma. Koordinačių plokštumos ašis. Skaičių tiesė OX vadinama abscisių ašimi. Koordinačių plokštumos ašis. Skaičių tiesė OY vadinama ordinačių ašimi. Taško padėtis abscisių ašies OX atžvilgiu nusakoma X koordinate, kuri vadinama abscise. Taško padėtis ordinačių ašies OY atžvilgiu nusakoma Y koordinate, kuri vadinama ordinate. Koordinačių plokštumoje esančio taško, pavyzdžiui taško A, koordinatės žymimos taip. A skliaustuose X, Y. Čia matote taško A koordinačių žymėjimą. Panagrinėkime pavyzdį. Koordinačių plokštumoje OXY duotas taškas A. Jo padėtis OX skaičių tiesės, tai yra abscisių ašies atžvilgiu yra 2. Tai yra taško A abscisė. Jo padėtis OY skaičių tiesės, tai yra ordinačių ašies atžvilgiu yra 3. Tai yra taško A ordinatė. Taško A koordinatės OXY koordinačių plokštumoje yra A skliaustuose 2 ir 3. Čia matote taško A koordinačių žymėjimą koordinačių plokštumoje. Koordinačių plokštumos ašis koordinačių plokštumą padalina į 4 dalis. Šios dalys vadinamos koordinačių plokštumos ketvirčiais. Jie žymimi romėniškaisiais skaitmenimis 1, 2, 3 ir 4. Čia matote, kaip atrodo koordinačių plokštumos ketvirčių žymėjimas. Daugiau naudingos informacijos rasite matematikosguru.com svetainėje. Taip pat sekite mūsų naujienas Facebook. Žiūrėkite naujausius video Matematikos guru YouTube kanale. Iki pasimatymų.